Sveiki, mūsų Europos draugai. Žiūrėdamas atgal į praeitį ir į doteros istoriją, aš noriu pasidžiaugti su eterinių aliejų jėga ir žiūrėdamas į visą tai turėčiau pastebėti apie eterinių aliejų rinką. Ir daugybė kompanijų susikoncentruoja į pelną paprastai eterinių aliejų rinkoje. Ir mes žinojom, kad mes turim būti išskirtiniai doteroje. Mes žinojom, kad mūsų klientai turi būti aprūpinti pačiais geriausiais eteriniais aliejais pasaulyje. Ir tie žingsniai ir tie veiksmai, kuriuos dotera prisiima, tai yra labai svarbus mums, kad jūs turėtumėte grynumą ir tyrus eterinius aliejus. Ir žinoma, tai yra viskas išgaunama per praktiką ir tai, ką dotera daro bendruomenėse. Ir mes turime mūsų Co-Impact Sourcing projektą Europoje, kuris rūpinasi, kad visa tai augtų į dar didesnę rinką. Kada aš buvau kelionėse, aš ne tik tai stebėjau, kaip išgaunami eteriniai aliejai, kurie auga. Labai svarbus projektas tai yra mūsų nauja ligoninė Somalija, kur frankincense auga. Ir prieš 2 mėnesius jinai buvo atidaryta. Ir ką aš turėčiau pasakyti, kad tai yra iš tiesų stebuklas. Aš tikiuosi, kad žmonės pirkdami eteriniaus aliejaus buteliuką supranta, kas už to buteliuko slypi. Už frankincense aliejaus buteliuko yra didelė jėga. Tai aš tikiuosi, kad jūs tai matote ir jūs įžvelgiate kilnumą mūsų darbe. Ir aš žinau, kad aš turiu daugybę mūsų patirčių ir istorijų iš mūsų lyderių, su kuriomis norėčiau pasidalinti, galbūt jūs ir esate girdėję. Bet šiandien norėčiau, kad daugelis iš jūsų ir iš jūsų lyderių daugiau aplankytų tas vietas, tokias unikalias vietas, kuriuose auga mūsų eteriniai aliejai. Ir labai būtų malonu susitikti ateityje gyvai. Ačiū Jums labai. Laukiu galimybės susitikti gyvai, nenuotoliai. Tai yra nuostabu tiesiog pamatyti gyvai, kaip dotera dirba su ūkininkais ir laboratorijose, kur vyksta iš tiesų gyvas procesas. Ir aš norėčiau labai pasiimti savo komandą ir parodyti, kaip yra nuostabu, kad tai vyksta iš tikrųjų. Tai yra nuostabi kokybė. Ir kalbėti su žmonėmis, kurie dirba tose vietose. Ir labai rekomenduočiau, vykite į keliones, doteros keliones, nes jūs iš tiesų pamatysite, kaip tai vyksta realiai ir kokia yra
doteros eterinių aliejų kokybė. Tai suteiks jums daug pasitikėjimo. Eikite drąsiai. Pasaulyje milijonai žmonių naudoja eterinius aliejus tam, kad mūsų kūnų sistemos veiktų sveikai, bet ne kiekviena kompanija įžvelgia ir pateikia tokį pavyzdį, kokie eteriniai aliejai turėtų būti žmonėms, kurie galėtų būti veiksmingi. Tai yra ne ta pati kokybė, ką jūs nusipirksite parduotuvėje ar kažkur, nes doTERRA tai yra pati didžiausia eterinių aliejų kompanija pasaulyje, kuri garantuoja kokybę ir grynumą. Jeigu mes palygintume obuolius su obuoliais, tai yra tie, kurie tiesiog supermarkete guli ir tie, kurie užauga sode, tą patį mes galėtume pasakyti apie eterinius aliejus, kurie yra tyri ir gryni, kaip doTERROS, ir kurie tiesiog yra išgaunami ir sumaišomi kažkur ir mes nežinome jų kilmės. Taigi, kalbant apie eterinių aliejų kokybę, koks būtų atsakymas, kodėl doTERROS eteriniai aliejai yra patys geriausi ir geros kokybės ir gryni. Tai yra todėl, kad jie yra testuojami nuolatos. Jeigu mes susikoncentruotume į eterinių aliejų kokybę, tokius testus kaip dujų chromometrija, tai yra doTERROS eteriniai aliejai yra CPTG ištestuoti aliejai, ištestuotas jų grynumas. Tai vadinama co-impact sourcing, tai yra CPTG sertifikuoti aliejai, tai ką pateikia doTERRA. Tai yra, kad šiuose aliejuose nėra kažkokių priemaišų ar pašalinių veiksnių, kurie paveiktų mūsų organizmą. Tai nuo to priklauso ir iš kur išgaunamas tas eterinis aliejus, kur mūsų augalai auga, žinoma. Tai padaro eterinį aliejų gryną ir tikrą. Augalas turi augti ten, kur jis turi augti. Ir iš tų augalų gimtosiose žemėse išgaunami būtent tyri eteriniai aliejai. Tai mūsų co-impact sourcing strategija duoda ir suteikia galimybę išgauti pačius geriausius eterinius aliejus pasaulyje. Co-impact sourcing mums leidžia išgauti ir pasisamdyti pačius geriausius ekspertus, kurie ištiria, jog eteriniai aliejai yra tyri ir gryni. Taip pat distiliacija. Distillation and extraction of aromatic molecules is both an art and a science. Jungiasi ir mokslininkų tyrimai ir pati eterinių aliejų molekulė, kuri įtakoja mūsų organizmui. Ir CPTG mums garantuoja, tai yra užtikrinta cheminė kompozicija eterinių aliejų
ir užtikrina nuostabius rezultatus. Jeigu mes pasižiūrėtume į levandos eterinį aliejų, jų galima nusipirkti daug kur, ir supermarkete ar kažkur kitur. Ir jeigu mes palygintume sudėtį ir kaip tas eterinis aliejus išgaunamas, kur tie augalai auga, būtent išgauti doteros levandos eteriniam aliejui yra didžiulis skirtumas. Ir cheminė sudėtis yra labai didžiulis skirtumas. CPTG procesas mums garantuoja daugybę dalykų, tokių kaip cheminė sudėtis ir fizikiniai procesai. Of great importance is the database the essential oils are tested against. Quality and purity standards should be established from scientifically validated standards. Standartai doteroje, kurie yra ištestuojami, būtent užtikrina mums aukštą kokybės lygį eteriniuose aliejuose. Ir žmonės, kurie dirba su tuo, tai yra nepriklausomi ekspertai, kurie tyria eterinių aliejų kokybę, gali užtikrinti eterinių aliejų grynumą. Daugybė, pavyzdžiui, levandos eterinių aliejų, kurie yra tyriami, turi ištyriama tai, jog jie yra chemiškai pagaminti. Taip pat ir su arbatmedžiu ir kitais eteriniais aliejais. Taigi mūsų CPTG procesas užtikrina natūralų kelią eterinių aliejų išgavimui. Ir jūs, pirkdami eterinių aliejų buteliuką, jūs nusiperkate tikrą eterinį aliejų, o ne sukonstruotą ar kažkur pagamintą cheminiu būdu formulę. Sveiki! Aš noriu Jums pristatyti mūsų laborantę. Ir 2020 metais mūsų ši laboratorija atsidarė ir noriu parodyti Jums ją. Kaip mes testuojame ir ką mes darome laboratorijoje. Tai yra dvi skirtingos laboratorijos, tai yra cheminė laboratorija, kurioje testuojami doteros eteriniai aliejai. Mes užtikriname eterinių aliejų grynumą, tikriname kruopščiai. Taip pat mes darome koncentracijos ir grynumo testus ir ID testus. Organoleptiniai testai. Tai mes dabar turime du aliejus, kaip pavyzdys. Ir vieną iš tų pavyzdžių mes nusipirkome tiesiog internetu. Ir kitas yra doteros aliejus. Tai mes dabar juos ištestuosime. Tai yra ant servetėlės padėsime abu mėginukus. Ir labai aktuali yra spalva, tai ką mes pamatysime. Ir kvapas.
and see if the oil. So it's quite soft. Yeah. And it Tai yra lingers, pakankamai and švelnus as I put it kvapas, away, I can aromatas. still smell it in my palate. Does that Okay. make sense? Yeah, no, Is that that's good? good. Yeah, that's good. So I won't say anything until you compare it against the other oil. Tai galėtumėte palyginti dar sykį su kitu mėginuku. Again, so for appearance, you want it to be semi-opaque, mobile Taigi liquid. iš išvaizdos, It's very iš similar to the first aromato sample. It's ir semi-opaque, it's mobile. Perfect. And then color-wise, is it similar again? It is slightly lighter, but tai yra very similar. švelnesnė spalva dabar šitame, And mes then galime smell. matyti. So again, if you just look towards your nose. Taip, ir So that's quite sharp pauostame. and intense, Yeah. but it disappears. It dissipates very quickly. Tai yra It's gone. intensyvesnis, bet So you put the greitai two together išnykstantis there, kvapas. Just so you can see the difference side by side, I suppose, on the color semi-opaque. Ir dabar žiūrėkime į The abu. sample here on my right is slightly darker. Yeah. Both Ir are vienas mobile. yra Yeah. tamsesnis. So I suppose this is kind of one of the main indications for if an oil is synthetic or natural. So they both look very similar, but the main difference Jie is yra the odor. panašios So kilmės, with the natural product, bet the natūralus oils tend to be produktas a bit softer when you first reach it to the nose. yra And then švelnesnis. the oil lingers, the smell lingers on your nose for an extended period of time afterwards. Whereas with the synthetic oil, it's a very sharp, intense smell. Ir You get straight sintetinis away, but aliejus it's gone mums nearly as quickly as it comes. kvepėjo So, žymiai that's one of the main intensyviau, differences between aštriau synthetic oil and a natural oil. It looks really nei the kad same. natūralus Without aliejus. testing, it's hard to tell the difference of which is real and pure and which Na ir is jeigu mes synthetic and manufactured. bandytume atspėti, kas yra natūralu ir tyra, tai vat tokie simptomai, tokios savybės. Organoleptics test. The next test we do is FTIR, molecular compound identification and Na ir quantification. kitas testas tai yra molekuliniai tyrimai. Like a fingerprint. Yeah, very like a Panašu kaip mūsų pirštų antspaudai. You put your oil onto the prism, an infrared light passes through that oil and hits the detector, and then it creates a unique Ir fingerprint mes spectra for that užlašiname component. So each of your different eterinio components in the oil aliejaus will ir have mums its tai own parodo, fingerprint spectra. That's how we tell which oil is pure and Spektras. which oil is not. Yeah, so you'll kuris know, yra for all of grynas, our kuris oils, we have ne. standards for them. So when we get, for instance, the lavender oil, we have a standard on site. The lavender oil sample has to match our standards to 95% or greater. So I actually ran these two oils on the Pavyzdžiui, FTIR. vat buvo The results came testuojamas back, so levandos for our eterinis lavender oil, aliejus the ir doTERRA oil came back as 99%. The tai oil that we got doTERRA's out of house didn't come eterinio back as aliejo lavender matched at all. testavimas buvo 99 grinumo. So it didn't match at all with our lavender, which is very unusual because only one oil was detected, and that was actually a blend. So what it's suggesting is that the oil is made up of a combination of different things as opposed to just your single Tai lavender. yra daugybė dalykų dar testuojama plus mūsų laboratorijoje, kad mes nustatytumėm iš tiesų eterinio aliejų grinumą. Dujų chromatografija. Labai svarbus testas. Tai šis tyrimas grinai identifikuoja eterinio aliejo grinumą ir tai yra dvi skirtingos stadijos. Tai štai taip atliekamas dujų testas ir mėginukas keliauja štai taip. Tai šie du tyrimai, kuriuos atlikome, jau kalba apie eterinio aliejo grinumą. Ir sintetinio aliejaus tyrimas yra žymiai skirtingas negu natūralaus eterinio aliejaus. Ir daug eterinių aliejų yra naudojama kosmetikoje, parfumerijoje.
you're buying 40% of an alcohol as opposed to your lavender oil, whereas with ours we don't have that added at all because obviously it's 100% natural. Why do we do this? Why is quality control so important? It's very important to any successful business, quality control. It ensures Ir that the products kodėl that we tai give to yra our customers, daroma, they tai meet and even exceed their expectations. Quality tai control tests are there to nesitikima ensure kažkokių safety, efficacy. That tikslų, gives us the confidence to know that tai the yra oils and the products that we're pasitikėjimas, giving kad to our eterinis customers are the aliejus highest būtų and best grynas ir quality out there. tikras. And that's something that we're very proud of here in doTERRA. Ir tai Colleen, I must say thank you. It's been very Tai useful yra to have labai you explain svarbu this to senior ir chemist on mes site. didžiuojamės, kad And doTERRA turi success tokius with the test aliejus. that takes place. Ačiū labai Why do Jums it and už what it means to pasidalinimą. not only us, but our customers out in the field. I would recommend to everybody Aš visiems rekomenduočiau vykti į keliones. Tai yra ištakos kelionės, kelionių šaltiniai su doTERRA ir patirti tai, kas yra realu. Ir tai suteikia Jums dar didesnį pasitikėjimą, tai ką Jūs darote. Ir kada mes pamatėme distiliavimo įmonės, kaip jie testuoja aliejus, kaip jie supilsto į buteliukus, kaip išgaunamas tas aliejus. Na ir patikėkite, kvepia nuostabiai. O, Melisa Bulgarijoje tai kažkas nuostabaus. Sveiki, mes esame laimingi, būdami su Jumis kartu. Ir tai, kas vykdoma Healing Hands pasauliniu mastu, yra nuostabu. Tai, ką doTERRA daro pasauliui, mano vardas yra Tim Valentiner. Ir man malonu būti su Jumis kartu. Ir su savo komandos nariu. Malonu būti su Jumis kartu. Mano vardas yra Sheldon. Aš esu atsakingas už Rytų Europą ir Šiaurės Afriką. Foundation base for what they envisioned doTERRA to become. Tai, kas yra doTERRA dabar ir tai, ką pasiekė, tai yra nuostabu. Ir tai, ką duoda iš žemės šitas dovanas doTERRA, tai yra nuostabu. Ir mums džiugu, kad žmonės turi stogą kažkur pasaulyje, neturtingose šalyse, dėka doTERROS, dėka eterinių aliejų, dėka šios kompanijos. Tai klausimas būtų, kaip tie principai yra laikomasi. Na ir žiūrėdamas į Sibiro girias, į tas išteklius augalų, Albanija, Bulgarija taip pat, kokie ten augalai auga, aš norėčiau pasakyti, kad tai yra nuostabu padėti pasauliui, kad žmonės turėtų gėrį, kad pasaulis taptų geresnė vieta gyventi. Tai yra ir žemės ūkio augimas. Ir kada aš pradėjau savo veiklą 2017, tai čia buvo kažkas nuostabaus. They're called pictovars. I think the translation is Siberian fir needle Tai Sibiro pušies spygliai, mano
mano miles buvo projektas. in the Siberian forest Tai where there's very little livelihood opportunities. Sibiro And they told me tankmėse, that they've never seen a kur, purchaser up in those parts. kur auga būtent And I would Sibiro just say, pušys, aš in ten addition buvau to the ir aš ką noriu thousands of pasakyti, livelihood opportunities that we create for people, that just having the personal relationship and turėdamas being there asmeninį on ryšį the su ground and žmonėmis, vietiniais žmonėmis ten developing and nurturing ir that vystydamas relationship goes projektus, a long ways. Yeah, absolutely. I think a big part, like you said, of the legacy is really trying to develop these meaningful relationships and what we tai call our mūsų global botanical palikimas, network, which mūsų is really tikslas, just ką mes a lot paliksime of po people savęs, tai that yra have įtraukti been ir producing essential oils for in many cases žmonės, generations, kurie dirba and tose we're really vietose trying to ir tap into their supažindinimas expertise, žmonių, knowledge, kurie naudoja eterinius understanding, aliejus ir and trying to supratimas. take them, to next levels. Over the last couple of years, Keletą I've been pastarųjų involved metų with our sourcing partner aš su savo establishing a new partneriu distillery in Moldova, which I'll be going to Moldovoje next week, and later this month. We're planning to have the grand opening and turn on the distillation units for the first time. mes dar But planuojame as far as legacy atidaryti goes, I vieną think it's about, distileriją trying to Moldovoje. build a world as it should be. Ir mes norime pasaulį daryti geresnį. Moldova yra įdomi, graži šalis. Ir žmonės ten mes norime suteikti vietiniams Moldovos žmonėms aprūpinimą darbu ir kad būtų mokamas atlyginimas už darbą laiku. For essential oil production, but in many cases this is across the board for farming in general. Small farmers are typically the last person to get paid in any kind of a supply chain. Na ir maži ūkininkai yra mažai apmokama grandis iš tiesų ir yra labai svarbu rūpintis tuo, kad būtų mokama žmonėms laiku ir užmokama teisingai už tą darbą, kurie jį daro. Taip mes kalbėjome apie tai, kaip yra svarbu dialogas tarp vietinių ir mūsų. Ir mes kalbame su žmonėm, duodame jiem informaciją, suteikėme jiems informaciją. Jeigu, pavyzdžiui, žmonės nežinodami, kodėl tai daro ir tiesiog tą derlių nuimtų, tai būtų kitaip, bet kada žmogus žino, dėl ko tai daro, kokie pasauliniai tikslai, koks tai gėris, tai jie kitaip žiūri į tai. Telling us for a minute about the amazing thing happening in Sanag region with the hospital there. Na ir dabar pakalbėsime apie Sanag region ligoninę. Prieš 4 mėnesius buvo atidaryta ligoninė. Tai yra būtinos reikmės medicinos įstaiga. As big as it gets. This is one of the most remote, undeveloped, conflict-affected parts of the world, and it has some of the highest maternal and child mortality rates. Ir taip pat tai yra tas taškas, kur yra didelis vaikų ir moterų mirštamumas. Taigi mūsų pasiektas tikslas pastatyti ten ligoninę ir kad būtų suteikiama medicininė pagalba. Tai yra nuostabus dalykas, tai ką doTERRA padarė.
they'll set up a foundation, but it has really nothing to do with their Daugybė operations. kompanijų And doTERRA has a really great daro model where labdaringus we're dalykus, utilizing our bet purchasing tai, ką power, padarė to doTERRA, give people tai yra jobs, ligonė, tai yra livelihoods, realus žmonių and sense of gelbėjimas. purpose, and then we're doing these meaningful projects in the community. Tai išties yra nuostabu. It's a really amazing opportunity. I'm grateful every day that I get to go to work. So thank you guys all for everything that you're doing. Ir visiems labai ačiū tai, ką jūs visi darote doTERROje, nes tai yra labai kilnus darbas. Tai yra mokymai, kaip naudoti eterinius aliejus, kur ir kaip suprasti, iš kur išgaunami tie aliejai ir kas tai yra doTERRA. Ir europinėme tinkle, Europos rinkoje mes dar turime daug ką daryti. Ir tai labai auga visa šita mūsų rinka. Bulgarija aš pats buvau kelias savaitės prieš tai. Ir tas nuostabus darbas, kuris vykdomas, tai tiesiog yra girtinas. Ir kada sveikatingumo advokatai nuvyksta į tokias keliones, tai čia yra sveikintina. Or if not, in the future can go to Bulgaria and Albania. Tai tokios šalys kaip Bulgarija, Albanija tiesiog yra nuostabi patirtis sveikatingumo advokatams. Ir pamatyti savo akimis, kokį nuostabų darbą atlieka šios šalys ir kas vyksta iš tiesų. Tai malonu šį vakar kalbėti su jumis ir apie Europos rinką. Ačiū. Sveiki visi sveikatingumo advokatai. Mūsų komanda turi iš tiesų labai daug lyderių ir visas mūsų bendradarbiavimas ir ištakos turi labai didelę reikšmę. Mes turime keletą moterų šiandien, kurios nori pasidalinti savo patirtimi. Tanya Daniels and Rosie Greeny. Ir ištakos kelionės duoda mums labai daug galimybių ir patirties. Tanya, jūs buvote keletoje kelionių. Tai kuogi skiriasi sourcing trip kelionė ir paprasta kelionė? Aš atsimenu, kada buvau pakviesta į Bulgariją, į distiliavimo įmonę ir tiesiog buvo nuostabi kelionė. Mes susipažinome su kompanijos lyderiais, su menedžeriais. Ir šitą paskatinimo kelionę mums atvėrė akis į Healing Hands pamatymą, kaip tai vyksta. I'm going to become a wellness advocate as well, because I want to help children who lost their parents. That's what we can do. Aš taip pat, kada dar pasieksiu aukštesnius lygius, aš norėsiu padėti žmonėms, vaikams, kurie praranda tėvams, kurie praranda vaikus. Ir mes, kai sustojame levandų laukuose, tai buvo taip gražu. Ir mes, kai nuvykome į tikrus doTERROS laukus, levandų laukus,
vibrating life. They were Tai bees, they were butterflies. ta vibracija buvo it tarsi was just, I was drugelių. speechless, but nevertheless we were allowed to go, to do the doTERRA shoots, to go into the field and make that selfie, and I decided that's the perfect moment to go live and tell how Na ir aš amazing kaip this is. And pamačiau, so I tai was there pajutau, pushing the tai live aš button. jaučiau, kad tai yra But it wasn't nuostabus saying well, I was momentas, just pajusti tą ir smiling and norėjosi breathing and fotografuoti smiling because ir like išeiti į there's eterį calmness all around me and happiness and bliss and ir parodyti that savo was just džiaugsmą incredible to ir experience ten, kur that, aš to esu get ir to see patirtį the savo. distillery, to get to see the tests that are done there. It was everything was explained. So Ir that's not viskas the buvo vacation. That's paaiškinta so iš much tiesų, more kaip great impact eteriniai on aliejai us. Because išgaunami. it's not only important to connect with others, which is very important. It brought us long-term Tai yra labai relationships svarbu with tiek other susitikti wellness su advocates. kitais, bet tai yra labai The svarbu real friendships pamatyti that we have now, realiai, but it's also so important to see the story behind the bottle, to connect with the people who kokiagi actually yra produce eterinio oils. aliejaus Thank you so istorija much. už to buteliuko. Those are wonderful memories, Kaip jis atsiranda. and Ačiū they už sound jūsų like things that should be pasidalinimus. passed on, definitely. I've also been to Esoterra in Bulgaria, and I Aš taip remember pat buvau thinking that all Bulgarijos wellness advocates should distiliavimo experience something like this. įmonėje Thank ir you again, turiu Tanya. patirties. Ačiū, Tania. Now, let's go to Elena. Na, You Elena, and your team dabar also tu ir had tavo the komanda opportunity to see our distilleries, the ones in Italy and buvai in Italijoje Bulgaria. ir And I Bulgarijoje remember this year during our Stronger Together connection, ir per that our the Stronging news of a Connection. brand new European distillery in Moldova has touched your heart in a very significant way. Can you share with us Ir why ar and galėtum actually what does that mean to pasidalinti? you? Yes, thank you. Taip, ačiū. And that means a lot. But Tai man to reiškia labai answer daug, that, kad aš for you to atsakyčiau, understand me, kad jūs to suprastumėte answer mane, why, kodėl I have to start from the aš beginning, from noriu my pradėti journey nuo in pradžių, doTERRA. When I su mano started pradžios in doTERRos kelionė. 2017, Tai yra for me personally, it was not 2017. just do the business for the business. That's Tai nebuvo just tik to tai earn money. daryti verslą, Even it was obvious this will happen on the way. tai iš tiesų vyko natūralus procesas. Tai buvo tarsi kelionė. Even if I knew their power, I also knew and understand that Net žinodama eterinių aliejų galę, aš žinau, kad eterinis aliejus turi būti duodamas tiek į delną, tiek į smegenis. Ir už to slypi daug daugiau. Tai yra praktiškai nevizualus dalykas. Tai yra pagalba kitiems, pagalba žmonėms ir jų šeimoms. Tai yra pakeisti tai, ką jų protas kalba, ir pakeisti į tą, kas jiems padėtų. Tai man asmeniškai tai buvo asmeninis tikslas ir kilni kelionė, kaip aš pradėjau su doTERRA ir su savo vizija. Ir žinoma, aš turėjau galimybę ir sėkmę keliauti doTERRos kelionėje. Ir kad aš buvau Bulgarijoje, mano įžvalgos keitėsi. Pirmiausia, aš mačiau kitą pusę mano darbo, kas slypi už to. Bulgarijoje aš mačiau, kaip auga melisa laukai ir kaip ūkininkai augina ir kada išdistiliuojamas aliejus. Aš šypsojausi, tiesiog aš buvau nustebusi, aš verkiau.
how much good and change do our work in the world beyond Ir tada aš what we see. supratau, kaip And in that mes moment, galim of course, pakeisti I pasaulį couldn't su not savo think darbu, about vat, už one to home buteliuko, country, kas slypi. Moldova, because it's Ir a similar Moldavija situation and irgi similar panaši needs there. situacija. The fact is, what you have to maybe to know, it was that I was that village girl that worked on the land. Aš buvau tokia And kaimo I'm mergaitė, very aware from kuri the personal aš dirbau experience what are the žemės true ūkio darbus. challenges for the growers and the Ir farmers. aš supratau, ką tai reiškia Still, in Moldova, auginti augalus, ką tai reiškia būti ūkininku. of very good soils and lands. Tam, kad augtų augalas, jums reikia labai geros žemės ir sąlygų. Most of them are very, very, very poor. That's why a lot of them immigrated in different countries. Ir daugybė žmonių, Able to kurie provide for their families. mano minėtose šalyse gyvena, I did jie also at one tiesiog point yra live vargingi from ir Moldova daug as iš tų many žmonių others, but emigravo. part of my heart will always remain there. Sorry. And in Bulgaria, seeing the lands, the people. Kada Bulgarijoje aš mačiau žemės, I thought, ūkininkus this could be a legacy I can leave to the people ir in the country. aš tada matydama tai galvojau, kad tai galėtų būti palikimas ir svajojau apie tai, kad vieną dieną aš You can imagine that at the convention, I'm still crying. At the Together 2021 convention, ir when it was announced ta that the konvencija construction was 2021 still in metų Moldova, it's ongoing process already. I Moldavijoje. think you can imagine my thoughts and my feelings. Jūs negalite patikėti mano jausmų ir tai, ką aš jaučiau ir ką aš noriu jums pasakyti. Tai yra kaip ir svajonė, kuri turi išsipildyti. Ir mano darbas dabar yra visuose mano mąstymo ir matymo lygiuose yra ne tik pradedant, bet ir dabar padėti žmonėms. Ne tik tai savo komandos nariams, bet apskritai šalyse, kurioms reikia pagalbos. Tai yra daugiau, tai yra pakylėtas jausmas. Tai yra dviguba motyvacija man. Tai aš jaučiu tiek doteroje, tiek mano šalyje. Aš jaučiu tai, ką aš duodu, aš jaučiu, ką aš paliksiu. Tai kaip ir doteros šūkiuose ir programuose, kad yra iš geriausių ištakų jūs galite geriausia padėti. Tai yra tokios reikšmės, kurias mes turime suprasti ir pereina per širdį ir labai daug emocijų manyje. Go together in a trip there in Moldova when it will be done, and I will cry for all of you. Thank you very much. That was Ačiū labai. very, very heart-touching as well. And Labai we širdį can say that we griebiantis are all looking forward to going, pasidalinimas. to Moldova soon. Well, Rosie, you and your husband as well Rosie, are tu ir tavo amazing with vyras promoting the trips, the sourcing trips. And taip pat jūs believe that vykote they į represent the heart of our ištakos company. keliones. What resonates with you about doTERRA's special relationships? Ir with ką jūs its galėtumėte growers? pasakyti apie doteros I suppose ryšius? when I think about growers, I think Kada before I joined doTERRA, I never thought about the supply chain, and I never thought about prieš the doterą aš impact it niekada has when nesirūpinau people are further apie removed ištakas. from the supply chain from the end user. And it was like Elena said, that we see the
sometimes we see what we're doing, but we don't see what other people are doing. And I think the Dažnai biggest mes thing gyvenime that matome, ką mes darome ir as ką an kiti žmonės advocate daro is to paprastai. know that because doTERRA works Bet directly with the supplier or kadangi the grower, doTERRA that they dirba have so much tiesioginė influence on prasme our end nuo product. ištakų But I think žmogui, tai it's hard to tai put yra yourself in someone else's shoes. And when Elena was saying that, to know that some of them come from nowhere, like they come from nothing. Tai And ateina it's tarsi iš niekur, tai ateina literally their pajutimas. bread and butter. And I suppose one thing is knowing that they're getting more money is a huge thing. To know that when we sell a bottle of oil, the grower is really getting a huge contribution to that. Ir But I kada think the mes other thing that's really bendradarbiaujame, powerful with doTERRA dalindamiesi is that aliejais ir, the grower na, can tell the needs augdami, of the country, you pardavimuose, know. tai yra didžiulė And pagalba you tiek, know, so tiek many mums, people tiek want to šaliai. abuse the grower. You know, you need us. We want your product. But you know, for them to understand that they're part of doTERRA's bigger vision, it's huge. Like it's Tai yra huge thing for didžiulė them. And I think vizija you doTERROje. know, some of them are very humble, and they need help so badly, and to have someone like Ir doTERRA yra say to them, žmonių, okay, kuriems reikia now we've got iš you worked tiesų out pagalbos. financially and your crops are growing. You know, what do you need and what can we help with? Ir It kada tu must be dirbi, tu beyond their wildest pajunti, kodėl tu dreams tai to be able darai to ir tell them the kodėl needs of their žmonėms to reikia. community. You know, because their community are what Nes ta makes them what they bendruomenė, are. And I doTERRO's think, bendruomenė yra, you know, when we think about the oils coming through the supply chain, there's literally so much love the whole way along that supply chain that I think sometimes when people open a bottle of essential oil, ir it's like what Elena said, it's the invisible things. They don't realize what they're holding is giving so much to a community, much žmonės more than paprastai, kada wages. You know, atidaro we eterinio think aliejaus wages. And buteliuką, I just think about one of the nežino things I always think about is David ištakų Sterling ir saying kaip, that, iš kur jis tai ateina, you know, we don't want pavyzdžiui, to jeigu just tai eina constantly give a per handout, we want to kažkokius create tarpininkus. economies for these countries. And when you Ir think about it on a political level, one kada of the reasons pradedi why kalbėti Kurt ir Jauer joined mąstyti apie doTERRA tas was because šalis, he worked kuriuose in the auga, law for iš so kur long, and he ištakos said, yra mūsų you know, I eterinio realized I aliejų. couldn't make an impact in economies like I thought I Tai could. yra And when I look at what ekonomika, kad doTERRA tu is doing in padedi their tai model, šaliai. they're literally creating economies in third world Tai countries. And mes if doTERRA tiesiogiai continues to do kūrėme that, and ekonomiką we tai continue šaliai, to push padedame toms forward, bendruomenėms. then, you know, there'll be a day when they're not a third world country, you know, and that will come only from economies. So I think sometimes we're busy, we're doing our oils and we're sharing a bottle of essential Kartais oils. mes But I tiesiog think when we step užsimirštame ir back mes and we look at the bigger esame picture užimti, and mes we see that we dalinamės are aliejais, creating mes economies in third parduodame world juos, countries, we're doing something that bet mes not many iš people tiesų už can to do darome to daug the level daugiau. doTERRA can do it. And for me, Man tai the yra. reason why I think that these trips are so Ir important tos is because kelionės, I think kada mes sometimes keliaujame, people slow ištakos down on what they do with kelionės, doTERRA because sourcing they're not trips, tapped into the higher picture. tai And I yra think about a modem, visa tai like an slypi internet už modem, and you move from the paveikslėlio radio gražaus, modem kas iš from tiesų SHS vyksta tose slurry, you šalyse, can't hear what kaip people are tas talking augalas about, užauga, human kaip interest. fermeriai And dirba. I think these sourcing trips, you're Ir so tos close to the kelionės modem that you hear yra everything, you see labai everything glaudžios clearly, and you su understand, visu modeliu, okay, I need to get up earlier, I need to go to bed later, visu I need to modeliu share oils mūsų when it's dienos not struktūros, comfortable, I kad aš need to turiu step anksčiau outside my comfort atsikelt, zone, kad aš and turiu I need to be padaryti consistent. tą ir tą, kad And, mano yra dienos you know, rutina sourcing yra trips, tokia ir ne I feel kitokia. that's definitely a way to do that. Tai yra For those of us who are motyvuoja in first world mane countries, keltis it ir grounds daryti, us to the reality that there are people who need our help even though we can't nes see them. žmonėms But reikia even when I think about pagalbos, regular žmonėms reikia incentive terapijos trips, to get access to people ir who are on a higher veikti, level than you or operating how you're operating in a veikti different country under su slightly different žmonėmis, circumstances, nes jiems to it reikia. totally changes your mindset. And people pay thousands for mindset mentoring. People pay thousands to get in front of people Žmonės who are kartais where they moka want to be. tūkstančius And in doTERRA, not only are we getting that for free, tam, kad, but we're getting a little holiday perk with it as well. tam, kad gautų And sometimes when you want to change tinkamą the world, terapiją. sometimes you won't take that time for yourself. And doTERRA are giving us that time O for doTERRA ourselves.
suteikia mums laiko, suteikia mums lankstumą, suteikia mums visas galimybės gyventi ir įkvepia mus būti savo rutinoje tam, kad pasiektume tikslus. Kada, pavyzdžiui, tu atsiremi į sieną ir tau yra nepatogu, tarsi gėda. Bet tai yra sukūriamas ta ugnis. Aš niekada nepraleidau kelionės, į kurią buvau pakviesta, nes ta stiprybė ir tai, ką tai duoda. Tai nesvarbu, kad tau protas sako ir visos atmetimo reakcijos jūs turite vykti, nes jūs auksite daug daugiau ir kiekviena kelionė, į kurią jūs vykstate, ji leidžia jums augti dar ir dar aukščiau. Į sekantį lygį, tai yra kelionių jėga. Ir tai padeda jums pamatyti tą didžiulę nuotrauką, didžiulį paveikslą doTERROS, kas iš tiesų yra. Ir motyvuoja mus eiti į priekį. Tania, Rozi, ačiū. Labai įkvepiančios istorijos. Mes linkime visiems sveikatingumo advokatams keliauti į tas ištakos keliones. Sėkmės. Ate. The legacy trip will be an amazing opportunity to go behind the scenes of Legacy kelionės tai yra nuostabis ir jums suteiks nuostabią, unikalią galimybę pamatyti, kaip auga eterinių aliejų augalai, iš kurių jie užgaunami. Tai mes turime galimybę susitikti su ūkininkais ir prisiliesti prie to, kas iš tiesų vyksta. Ir kiekvienas renginys mums suteikia galimybę. Tai šita kelionė, tai yra potenciali kelionė jūsų augimui. Na štai pažiūrėkime kartu ir ką ta legacy kelionė mums suteikia ir apie ką tai kalba. doTERRA suteikia pačius tyriausius eterinius aliejus pasaulyje. doTERRA Europos legacy kelionės, ištakos kelionės parodo, iš kur patys tyriausi eteriniai aliejai ateina. Ir sveikatingumo advokatai turi galimybę susipažinti iš arčiau. Pirmiausia, jūs turite pasiekti tam tikrus lygius. Pasiekę Silver, jūs turite galimybę keliauti vieną iš tų kelionių. Tai Silver, Gold. Per 6 iš 12 mėnesių ir 2 enrollmentai kiekvieną mėnesį. Your own personal qualification window starts from the first month you hit silver or gold. Here's an example. Let's say you achieve the rank of silver for the first time in June. Your 12-month qualification window has begun.
Ir 12 mėnesių kvalifikacinis periodas, jeigu prasidėjo birželį, tai sekantiems metams jūs jau turite planuoti kelionę. Taigi matote, nuo birželio iki balandžio gegužės. Kiekvienais metais Silver ir Gold pasiekę sveikatingumo advokatai turi galimybę keliauti į Legacy keliones. Galite apie tai sužinoti daugiau doTERRA Europe tinklalapiuose. Ir dalyviai turi galimybę dalyvauti tose vietose, būti distilerijose, kur iš tiesų auga augalai ir turėti mokymus ten. Tai yra suteikta patiems sėkmingiausiams doTERRA lyderiams. Take care of the environment and give back to communities. To find out more, please visit the doTERRA Europe websites for details. Kad daugiau sužinotumėte, užeikite į internetinį puslapį. Will have the power to change your life. Let me summarize how you can qualify for this Taigi, amazing opportunity. pažiūrėkime, kaip jūs galėtumėte vykti į kelionę. Jeigu jūs turite Silver, ir tai vyksta nuo 9 iki 12 mėnesių. Taip? Tai yra 9 kartai per 12 mėnesių. Jeigu jūs turite Gold lygį ir iš 12 mėnesių 6 kartus jūs esate Gold, jūs galite, jūs kvalifikuojatės į tą kelionę. Na ir mums labai svarbu, kad jūs ir jūsų komanda pasiektumėte tuos lygius. Tam reikalingos tos kelionės, kad jums iš tiesų suteiktų galimybę dideliai patirčiai jūsų augime. Now, Isaac, in addition to what we've heard so far, what else would be helpful to know about Na ir ką mums dar reikėtų žinoti apie keliones? Ir aš dabar pasakysiu keletą pavyzdžių. Kaip jūs arba jūsų komandos galite pasiekti Legacy keliones? Na ir tarkim, rugpjūčio 2021 jūs pasiekėte Silver. Taigi, jūsų Silver turi būti minėti mėnesiai nuo rugpjūčio iki balandžio. Visada jūs turite pasiekti Silver lygį. In either case, you can still qualify if you have met the criteria of having at least 9 months at Silver by July of 2022. Taigi, jūs turite pasiekti Silver lygį iki Liepos. Tai yra 9 mėnesiai iš metų. Note that each qualification window will be different for every potential qualifier. There is no fixed qualification period for any one trip. Regardless of when you qualify during the year, you'll receive an invite to the soonest Silver or Gold Legacy trip, so long as you qualify before the deadline for that trip. Taigi jūs turite nepavėluoti ir deadline'as, kaip matėte kalendoriuje, yra nustatyti mėnesiai. Ir jeigu norite daugiau informacijos, tai yra suteikiama internetinėme puslapyje. And we'll have a cutoff month of March 2022, which means in order to attend the trip,
A member must have qualified for silver 9 Taigi, times by March of pavyzdžiui, 2022. The cutoff dates are set in advance of the trips jeigu by a few months, so our Liepos events team has time to mėnesį organize and plan the event. 22 metų jūs Because of the pasiekėte timing of this Silver, announcement coming at the end of July, which would only allow qualifiers who hit 9 consecutive times, including July, to qualify for the trip, we've decided that anyone who achieves silver or gold for the first time starting April of 2021 will be able to qualify for the trips. tai yra kvalifikacijų taisyklės ir iki 22 metų Liepos. Jeigu jūs kvalifikuojatės tam tikrais mėnesiais, jūs keliaujate į kelionę. Detalesnė informacija yra internete. Because this date is after the April 2021 start date, you have the opportunity to qualify for the 2022 Gold Legacy trip. Tai ir vėlgi apie Gold Legacy kelionę, vėl taisyklės Silver in June, ir gold in Silver, July, jeigu silver in August and yra September, gold in October, November and December, silver in January, vasarį February, March, and gold in ir April. matote, sidabras, auksas, kaip yra išmėtyti per mėnesius. In April of 2022, the last month in which you could have qualified, you managed to qualify as gold and you made it in. Ir balandžio mėnesį jūs galite kvalifikuotis kelioniai. You will receive an email invitation to the soonest Gold Legacy trip. In this case, the event in Bulgaria in Tai July of šiuo atveju 2022. renginys bus Bulgarijoje 22 metais Liepos mėnesį. Which is most often achieved during the harvest season. The timing of events Tai will most often kadangi need to be tai during yra the summer derliaus or early laikas, fall. Liepos mėnuo Because of ir this, tai yra there will be a longer ribotos waiting kelionės, period for those who meet their qualifications in the summer, yra as they will need to suteikta wait for the tik tai following tiems summer žmonėms, to attend a trip. kurie Then for those who qualify in kvalifikuojasi, the winter kadangi or yra early spring. ribotas skaičius žmonių, We tai plan to yra space out vasara the trips derliaus as much as nuėmimas. possible to allow minimal waiting time between qualification and trip attendance. What about those of you who achieve the rank of silver or gold prior Tai to yra, April of this dabar year, pakalbėkime or who are apie currently tuos, ranked kurie at platinum pasiekė or higher? How can you have the sidabro ir opportunity to aukso, attend a sourcing silver trip? ir gold lygius. We're happy to say that we're now well positioned to offer Tai vėlgi opportunities to nearly all apie ranks to attend our incredible sourcing locations. tai yra naujos galimybės, yra New Diamond Club galimybė. For those who have already ranked as silver, gold, or platinum, the New Diamond Club, launching in September of 2021, Ir kaip jau girdėjote apie naują deimantinį klubą, kurio esate pasiekę Silver arba Gold, jūs galite dalyvauti šioje programoje. To put that into context, in a normal year prior to 2021, doTERRA's Europe, Middle East, and Africa region would take roughly 150 members to sourcing locations throughout the Jeigu year. sistematizuoti mūsų statistiką, tai yra 150 narių išvyko į keliones. Tai yra nuostabi investicija doTERROje, nuostabus paskatinimas nariams, kurie siekia tikslų. Ir netgi COVID-19 pandemijos metu mūsų Co-Impact kelionės vėl pradedamos 22 metais, jos bus ir dar daugelyje šalių jos bus vykdomos. Tos kelionės, kurios buvo atšauktos 20 metais dėl COVID-o. Tai aš noriu tiesiog pasidalinti asmeninį patirtimi. Indijoje, kur aš buvau įdarbintas doTERROS 5 metams. But I had never experienced it firsthand for myself. The trip to India changed everything about doTERRA for me. Kelionė į Indiją man pakeitė nuomonę apie doTERRA totaliai ir apie eterinių aliejų grynumą.
Ir tose zonose, kuriuose mes dirbome, tiesiog nuostabus dalykai. Ir daugybėje situacijų, kada yra gerinama vietinių gyventojų, šeimų gyvenimo kokybė, tai yra nuostabu. Žinau, kad šios kelionės tai yra nuostabi patirtis ir tai yra didžiulis indėlis pasaulio šalims ir gyventojams. Tai daugiau detalių yra mūsų internetinėme puslapyje, jūs pasižiūrėkite. Ir labai noriu vėl susitikti kitų metų kelionėje, mūsų Legacy Trips, Legacy kelionėje. Sveiki, mano vardas Emily ir man malonu matyti su jumis. Ir jeigu aš kalbu apie Legacy kelionę, kaip aš vykau Silver or Gold, dabar palyginimas taip, apie jūsų būseną, apie jūsų lygį, ką pasiekėte. Kai kurie žmonės vyksta anksčiau, kai kurie žmonės gali keliauti su tam tikrom sąlygom. Kada mes pasiekėme Silver, po 9 mėnesių mes pasiekėme Gold. Dabar aš pakalbėsiu, kaip mes pasiekėme tos lygius. Mes taip pat padarėme, nes mes atradome partnerius ir kad mes pasidalinome galimybę and then we nurtured them. We nurtured those seeds so they could become seedlings and so they could grow. Ir pasidaliname su žmonėms, kad jie irgi gali augti ir pasiekti. Mes turime būti įsitikinę, kad mes esame ryšyje. Ir ką mes padarėme, mes buvome nuolatinėme ryšyje su tais žmonėmis ir mes išauginome verslą su jais. Ir visada mes turime būti įsitikinę, kad mes esame aktyvūs ir mes taip pat motyvuotume žmones. Taip pat auginti asmeninius santykius ir verslo santykius. Taip pat mes žmonės skatiname sukurti savo komandas, kad jie eitų prieki. If you lean out too quickly, then you won't necessarily have all the tools and all the equipment and all the experience. Jeigu jūs labai staiga šokate į priekį savo versle, vis tiek jūs turite žinoti, kad jūsų uplineriai jums tai padėjo padaryti. Ir mes, pavyzdžiui, dirbam labai artimai su savo komanda ir žmonėmis. Ir jie iki šioliai mus palaiko. Ir mes bendradarbiaujame kartu. Sekantis dalykas, apie ką mes turime pagalvoti, apie energiją. Mes turime turėti labai stiprias kojas po savim, tai yra stiprius lyderius, kad būtų stabilumas.
And we need to remember that we do need people who are building the business. Ir mes turime visada atsiminti, kad mes po savimi turime turėti žmonės, kurie augina verslą. Jūs galite pasiekti sidabrinį lygį silver, taip, bet tai nebūtinai turi būti daroma jūsų pačių pastangomis, ne tik jūs. Taip pat jūs turite rūpintis, kad jūsų komandos augtų. Mano vyro komanda visada sako, kad mums reikia žmonių, kurie nori auginti komandą ir jie būtų stabilūs. But it's not always easy. Ideally, we get the volume into the right positions and under the right legs so we can move forward. Mes turime būti atsakingi už tai, kad tam tikrose mūsų pozicijose lyderiai augtų. Ir mes turėjome 9,000, kad pasiektume silver. Ir tai pasiekiama kiekvienoje mūsų atšakoje, tai ir vadinama leg koja. Try and get your volume in the right place, but also know that it's not always easy. One word of advice that I remember that really Stenkitės pasiekti didžiausią maksimumą savo kiekvieno atšakoje, bet atminkite, kad tai nėra labai lengva. Hindsight is a wonderful thing, but we don't always know what's going to happen, and we don't always know how someone on our team is going to progress. So we can only Mes niekada nežinome, kaip kažkurie iš mūsų komandos atšakų progresuos. Taigi niekada nebūtinai pasitikėkite savo uplineriais, kad jie turi būtinai padaryti didelį darbą. Jeigu mano viena iš atšakų neauga, kągi aš turiu daryti, tai reikia juos užpildyti naują energiją. Ir jūs turite kontroliuoti ir sekti, kaip tai vyksta. Kita galimybė. Jūs galite į ten nukelti savo double kvalifikuotą asmenį į tą pusę kryptį. You could qualify through talking to your upline or your account manager about this because they may have. Na ir siūlyčiau pasikalbėti su jūsų uplineriu, kaip tai daryti, patarimų pasiklausyti, nes kalbant su jūsų uplineriu, jūs galėtumėte sužinoti apie galimybės, kurias galėtumėte išnaudoti savo augime. Ne visada yra lengva, bet doTERRA kartais jums leidžia perkelti vienus žmones kitur. Taigi, ten, kur jūs turite pastiprinti savo kojas, kuria kryptimi, čia reikia pasižiūrėti. Ir tokių, kokių tikslų jūs siekiate. As opposed to go into an existing position, then perhaps you might just want to start a brand new leg. And it's amazing how a leg with a builder at the top who is really committed and energized. Na ir čia kalbama apie tą leg, jeigu jūs atrandate naują lyderį ir pastatote po savimi ir augimas. Kaip gali būti nustebinti, jūs galite augti greitai. To weigh up your options and to form a plan. It's really important that you know your Ir labai yra svarbu plėsti jūsų verslą. Visada patikrinkite savo back office
So we need to know what we Jūs have in turite order to žinoti, ką know jūs what we turite po need savim to reach ir it. kaip We need to dirba know jūsų what žmonės volume po we jumis. have within our organizations, so we know how far off we are from reaching ranks, or perhaps it might Ir be that we are jūs tada behind. galite pasižiūrėti, ko jums reikia, kad jūs pasiektumėte tam tikrą lygį. Bet jeigu jūs net nepasižiūrite, kas po jumis, iš kurgi jūs žinosite, kaip jums augti toliau. Jeigu jūs nuolatos patikrinate savo sąskaitas, savo back office, jūs matote, kaip visa tai vyksta. Ir jūs turite galimybę pasižiūrėti, ką jums reiktų padaryti. Ir kaip planuoti savo verslo strategijas. Ir kaip įtakoti savo komandą, kad jie taip pat turi keliauti į priekį, taip pat irgi kviesti, supažindinti ir registruoti, tai yra PIPE sistema. Tai atsiminkite, jeigu kažkas po jumis neprogresuoja, tai ne jų yra kažkokia tai klaida, bet tai yra jūsų aplaidumas. When you are introducing new energy into your organization, it lifts everybody and inspires everybody, including you. Know that it's not always going to be easy. It's not supposed Ir to be. nesitikėkite, kad visada bus lengva. Are there and placed in your way. The challenges happen for you, not to you. Again, if you're feeling disheartened or discouraged, sunkumai ir visos kliūtys atsitinka tam, kad jūs dar labiau augtumėte. Atminkite, o ne tam, kad jums trukdytų. Aš noriu pakviesti jūs turėti malonumą šioje kelionėje ir doTERRA visada padeda augti ir rūpinasi tai, ką mes paliksime po savęs ir taip, kaip jūs pasieksite tikslus. Aš tikiu, kad jūs nuvyksite kelionę jau greit. Wenn man sich damit beschäftigt, wie Unternehmen Produkte beschaffen und was alles so dahinter steckt, dann ist genau das ja etwas, was bei doTERRA sehr, sehr stark überzeugt. Und gerade auf den Sourcing-Trips, wenn wir die Gelegenheit bekommen, in die Destillation zu gehen und dort tatsächlich auch Menschen bei der Arbeit zu sehen, Bauern zu sehen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen und damit jetzt eine finanzielle Unabhängigkeit erreichen, dann ist das etwas, was mich doTERRA noch viel, viel verbundener fühlen lässt und wo ich weiß, dass wir alle genau am richtigen Platz sind. Ačiū Jums visiems, kurie žiūrėjote šį renginį. Manau, kad Jums tikrai įtakoja ir Jūs labai labai motyvuoja ištakos kelionių kryptimi. Mes tikimės, kad šios kelionės bus nuolatinės ir aš Jums visiems linkiu, kad jūs kvalifikuotumėtės pasiekdami tikslus į šias keliones su Power of 3 ir Silver. Your path to your next rank or to solidifying your current rank takes dedication and consistency. Taigi, kad tam, kad pasiektumėte sekantį lygį, tai reikia nuoseklumo ir tikslo. Aš atsimenu savo pirmą kelionę.
Once at the top, we saw a field of young Douglas fir trees. Nes matėme Douglaso pušies laukus tuo metu kelionėje ir matėme, kaip tos eglės pjaunamos, pušys. Ir tada matėme, kaip viskas vyksta ir į distiliavimo įmonę gabenama žaliava ir kaip yra distiliuojama. Ir pamatėme, kiek iš tam tikros žaliavos, koks butelis eterinio aliejaus yra išdistiliuojama. Tai yra įsitikinimas, kiek doTERRA's eterinio aliejo grynumas yra absoliutus. Mes susipažinome Moldovoje su Mr. Boris, ūkininku. Ir mes susipažinome su apie 12 ūkininkų, kurie dirbo Moldovoje. Jie rūpinosi augalais, kurie auga. Taip pat jie turėjo stabilias pajamas iš doTERRA's. Tai yra mūsų palikimas, mūsų ateitis. It isn't possible for me to open those tiny black lids without thinking back to the mountains of New Zealand or the crop rows in Moldova. Ir kada aš atidarau eterinio aliejaus buteliuko kamštuką, aš negaliu negalvoti apie Moldaviją arba apie Naująją Zelandiją, ten, kur mačiau tą žaliavą, tas ištakas, iš kur eteriniai aliejai ateina. Ir aš labai tikiu, kad jūs nuvyksite į tokias keliones. Until we meet in the flowered fields of Bulgaria, the rolling hills of Moldova, the rustic beauty of Sicily. Tai yra ir Sicilija, ir Moldavija, ir Bulgarija, visi ištakų laukai, kurie nušvinta mums. Ir aš negaliu sulaukti sekančio susitikimo tuose laukuose, kada mes vėl susitiksim.